Mums svarbu, kad prenumeruotumėte mūsų kanalą. Labas rytas. 29 diena, 15 kelionės dviračių diena. Viešbutis, lovos išdarkytos, pusryčiai, kefyras. Makaronų suvalgėm jau. Mūsų stebuklingas puodelis, jis viską verda. Tik paprašom ir išverda. Gaila, kad daugiausia vis makaronus. Jau išvalgė makaronus, tada jeigu biskį užvalgysim, jau 8 valandos ir judėsim. Tolyn, link Atlanto. Taip. Tai ten pavyzdžiui. Aš pat ryto užėjom dar, nepradėjau važiuoti į krautuvę. Pažiūrėti, gal čia kokios duonos. Kur tu ruošiesi važiuoti? Taigi ar ne šitą restoraną mes pravažiavom? Galva medinė, važiuok. Mes pravažiavom šitą pastatą. Mano medinė galva. Jo. Būčiau ten nuvažiavęs. Bandom važiuoti. Išvažiuojam. Kiek dabar valandų nepasižiūrėjom. Pažiūrėsiu aš tuoj. 9:30, vėlai išvažiuojam. 9:30 išvažiuojam, bet įsimiegojam karališkai, pavalgėm bajoriškai ir važiuojam dabar kaip ponai. Stop. Važiuok. Bėgiai reikia čia didesnių viskį. Vaizdė kaliniau sukom, reiks tikriausiai viskį. Papūst į padangas, nes jau bus biskį sumažėjęs. Ne čia? Ne, manau, kad ne čia. Va, yra. Vaus. Papūtėm biskį oro, kai kur trūko, beveik visuose trūko ratuose. Mes pučiam 4,5 atmosferos, gal reikėtų daugiau dar pūst. Neblogai. Ir dabar rytamės dar šiokia tokia nuokalnė, tai viskas labai smagu. Saulė pakilo, debesys įsisklaidė, beveik visai. Saulės baterijų krauti nereikia, nes viską pasikrovėm viešbutyje. Taip, kad važiuojam dabar be jokių rūpesčių. Nusirengiam atrodo. Karšta. Atrodo įkalnė, minasi visai lengvai. Žiūrėk čia. Debesys taip žemai. Eik tu savo. Kaip gražiai atrodo, įdomiai. Vieni debesys, va. Važiuojam. Debesys prie pat. Žemiau už mus. Nors mes čia tikrai ne aukštai. Nedirsiuosi, koks čia aukštas pas mus. 5,42. Labai įdomu. Čia vėl gražesni vaizdai. Kur mes važiuojam? Ir kur? Kairiau. Va ten, kur mašinos atvažiuoja. Žiedu apvažiuoti reikia. Leidžiamės į tuos debesis žemyn. Gryni debesis, nieko nematyti tenai. Ir mes jau į juos po truputį lendam. Įdomu, buvom virš debesų, pasirodo. Manęs laukė? Laukiau, nemačiau, tai gerai važiuoju. Matai, įlindom į debesis jau. Gerai, viskas važiuok. Atsargiai, aš lenkiu į šitus. Matau. Matai, debesyse vėl. Nusileidom į debesis. Visiškas rūkas. Visai dviratis nerieda. Ant ko vėjo malūnai sukasi. Oi, kokia
nieko nematyti. Gilus tarpeklis ir visas rūkė. Vis kaip įdomu, gražu, savotiškai gražu. Sentė. Aš lėtai čia leisiuosi. Užsidegėm šviesas, nes visiškas rūkas. Visiškas. Matyti kokie 50 metrų į priekį tik tai. Ir šiandien tiu, bet nėra vėjo. Jei darosi vėsų čia tam rūke, bet vėjo, kaip vakar buvo žiaurus vėjas, tai šiandien kol kas nėra. Gal ir neatsiras. Ojai, įvokinėje aprasuoju. Ojai, kuo toliau, tuo prašiau matyti. Ojai. O Jėzus. Tai anksti nusirengėm, šalta. Man dabar ne tas galvoj. Tai Man galvoj, kad tik saugiai nusileiščiau. Tai ko čia nenusileisi, čia kelias visai geras. Tai tik. Bet šalta pasidarė. Akiniai visai aprūko. O Jėzus. Tokią ilgą nuokalnę leidžiamės, tai reikės stumtis vėl. Baisiausia ilga. Nu jau nusileidom žemiau debesų, jau viskas. Nėra jų, tik aišku dabar viršuj debesys, nėra ir saulės ir gana vėsu, ypač leistis. O, koks gražus vaizdelis atsiveria. O, čia gražu. Čia gražu. O, koks gražus vaizdas pafilmuosiu. Gražus slėnis. Debesys liko aukščiau. Išlindom vėl. Gražu. Nu, Laimutė jau nuvažiavo šitų kelių žemyn ir aš vysiuosi. Šiek tiek vaizdo kalnų. Debesys dar guli ant medžių, bet dabar taip leidomės, kad viršui švietė saulė, paskui patekom į rūką, o dabar vėl debesys virš mūsų. Bet čia vaizdai gražus. Čia vaizdai gražus. Dar viršūnė kalnų debesyse, bet šiaip čia gražu jau nusileidom žemyn, čia vėl šilta. Išlindom iš debesų, ten buvo brūčiai vėsu, o čia jau viskas tvarkoj šilta. Vaizdai. Man šilta, o Laimutė sustojo apsirengt, sušalo. O dabar jau gerai. Iš po debesų jau lenda saulė, bet mes dabar jau nusileidę žemiau debesų, važiuojam tolyn. Leidomės kokia 15 ar 16 kilometrų. Oho. Ale tai dabar jau Nu gal tiek nereikės kilt. reikės ir iškilt, nu tai gal dabar mes į pajūrį važiuojam, tai gal tiek nereikės šiandien bent jau užkilt. Bet va jau dabar pradedam kilt. Tau dabar taip, bet ir šalta, eik tu sau. Tai sušilsi tuoj. Tai taip, vesdamasi dviratį. Leidomės, dabar kilsim. Manau, kad Laimutei teks jau nusirengt, bus pakankamai šilta. Nors šiaip jas oras labai geras važiuoti. Tai reikia nusirengt.
Nes dabar visą laiką kyla. Tačiau reiks nusirengti. Nieko, vis tiek čia neleki, tai spėji viską šitam kely. Kylam. Kylam. Nu, va, dar biskį pasigėrėkim vaizdeliais. Tikrai gražu. Kalnai nėra aukšti labai, bet debesys vis. Va, čia mes atvažiavom. Atsisukite, prašau. Apie 3 ar 4 kilometrus stūmėmės į kalną, dabar vėl bus nuokalnė neaišku kokio ilgio ir kaip. Aš turbūt nevažiuosiu paskui, čia labai geras kelias, lygus, pasileisiu biskį greičiau. Ai, žiedas. Žiedas čia pat. Mum tiesiai. Negaliu pasakyti. Pagal viską taip. Tiesiai, kol kas tiesiai. Tiesiai, nes autostrada kitur. Palauk, negerai. Tiesiai, kur važiuoji? Tenai važiuot reikia. Kur tu važiuoji? Gerai, važiuok. Atrodo vėl į kalnį. Gal nebus tokia stati. Galima bus važiuoti. Aš tas vėjau, važiuok. Gerai. Geras, smagus nusileidimas vėl. Geras kelias visiškai lygus. Ir nusileidimo nemažai. Kalnų viršūnės dar vis debesys. Šiandien mes iš tų debesų išlindom ir važiuojam dabar po debesimis. Įdomu, koks čia aukštis. 122 metrai vežėmės. Šiam į pajūrį išvažinėjom. Dar kažkur liko 23 kilometrai iki pajūrio. Kokie atsiveria vaizdai neblogi. Kažkoks miestelis, mueblės, baldai. Kaip gražu pasižiūrėti į slėnį iš viršaus. Čia matosi mano dviračio veidrodėlis. Šiandien rytą aš jį sudaužiau. Nakčiai dviračius buvo priėmę į garažą, o ryte besitvarkant manasis griuvo. Ir veidrodėlį teko susilipdyti izoliaciją iš gabaliukų. Čia tikrai gražu, nieko nepasakysi. Pasigėrėjau. Gražu tikrai. Gražu. Gražu ir dabar. Tik sunku. Makyla. Bar. Aišku, baras. Mums nieko nereikia, nei gerti, nei valgyti, visko pilni. Kaip ir daugybė vaizdų, gražu slėnis. O mes leidžiamės į duobę, iš kurios dėja, bet turėsim pakilti. Sprendžiant pagal statumo leidimuose bus stūmimasis. Ja. O netrumpo čia nusileidimas. Galvojau, kad bus trumpesnis. Dabar čia tikrai gražu. Bet jau panašu, kad nusileidom. Taip, namų apleistų kaip visada pilna.
Tai vėl gražus vaizdai. Žiūrėk, dešinėje pusėje citrinos auga. Dešinėje pusėje citrinos. A, tikrai. Aha. Ai, čia kažką žydį galvojau iš toliau, kad ir čia citrinos. Pirmą kartą pamačiau citrinas augančias ant medžio. Keliausia vietose, bet būtent tik tai čia. Palmės. Tai matom kelintų kartų, bet čia jos, Manau, ne. savaime augančios, pasodintos. Gražus slėnis. Kalnai tai visur padumavę ir padumavę, taip debesys nesisklaido. Saulutė biškį šviečia, bet neypatingai. Bet važiuoju dviračiu tai labai gerai, nekaršta. Kelintą dieną vakar buvo 26 laipsniai, bet iš tikrųjų tai nekaršta buvo. Tikrai nebuvo karšta. Stogai yra. Akmeniniai, akmens tokios plokštės, kai akmuo suskyla tokiom plokštėm, tai va jie tokiom plokštėm ir padengti stogai senesnių namų. Ar tu atkreipiai dėmesį, kad senesnių namų stogai iš akmens uolos, kai suskilinė tokios plokštės, ir tu ar padengta? Nemažas miestas. Laimos stabdžiais pareguliavom užpakalinio rato, nestabdį. Pasižiūrėjom, tai iki pajūrio likę apie 11 km. O čia mes netoli pajūrio vandenyno, ne jūro. O čia mes taip jau važiuojam lygiai grečiai krantui, bet dar čia Vienas pasibaigė. Ten kempingas, tam miestelį, tai dar apie 11 km, tai mes ten turėtum privažiuoti jau visai prie vandenynų. O paskui tai žiūrėsim, kaip ten mes važiuosim. Matysim. Ar vandenyno pakraščio, ar ten bus kokie takeliai, keliukai, ar toliau. Manau, kad bus asfaltuotas kelias. Tai čia dar mum apie valandą laiko min gal. Jo. Maždaug. Mūsų greitis maždaug ir yra 10 km paprastai. 12 šiandien vidutinis greitis. Taip, į pakalnę tai nuvažiuosim greitai, jeigu į kalną tai gana ilgai. Nu tik neišvažiuok. Įtariam, kad čia jau vandenynas, o ten rūkas. Toliau nieko nesimato, nes jau mes čia visai šalia. Įdomu, dar važiuosim visai iki... Apsiniaukia ir nematyti. Apsiniaukia rūkas ir nieko nesimato. Gal po pietų į vakarą saulė išlys, tai tada bus matyti. Tai privažiuosim, arčiau bus matyti. Toksai miestas. Gal ir nesibaigs, gal ir būt šitaip. Nes čia jau nesibaigia niekaip, jau žinai. Pajūrys, kurortinė zona galbūt jau. Smagiau važiuot. Smagiau važiuot, kada šitaip važiuoji. Bet jau automobilių. Čia taip, kad Palanga bus turbūt mūsų šventoji. Kažkas tai tik. Jau kavinė tai viena prie kitos. Nu. Kas antram kieme. Taip. Matyt, prasideda kurortinė zona. Ja. Kokie? Poilsio namai. Tikriausiai čia jau kokios kaip ir vilos. Nu. Poilsiautojams. Jo. Nors šitas judrus kelias, kur sunkvežimiai važiuoja, tai nelabai. Judrus, aš maniau, kad čia bus toks nuobodus, o čia žiūrėk ir restoranų, ir kavinių, o dabar iš vis. Čia jau nesibaigia. Čia nesibaigia, bet jis dar nesutvarkytas iki galo. Ne, tai gana viskas apleista. Daug labai namų apleistų. Baigėsi. Kaimas ir arkliukas San Miguel, bet tik baigėsi oficiali riba, o šitie kokie poilsio namai, tai ir toliau Aš biskį stoju. pastatyti. Kas yra? Nu, užpakalį labai skauda. Jau mes visiškai pajūriai. Pilna visokių viešbutėlių, restoranų ir kavinių.
Tai aišku, tik įsireklamavę, bet akivaizdžiai uždaryti. Bet dauguma atidaryti. Kas čia per augalas prie stulpų? Kaktusas kažkoks. Vandenyno Rimlo kažkokia vietovė, gyvenvietė, miesčiukas. Čia kilometras. Ir pažiūrėsim, kaip čia atrodo tas Atlanto vandenynas. Visas rūke. Paskui spręsim, ką toliau daryti. Nu va ir mes prie Atlanto vandenyno.